Prieš mane jūra, Palangos jūra. Sėdžiu ant Birutės kalnų, aplinkui ūžia žalios pušys, tos senos žalios pušys. Mano galva lenkės ne vien prieš gamtos puikumą. Mačiau aš ir kitas jūras, bet nei viena man taip į širdį neprakalbėjo, kaip tu, o mieliausioji. Klausaus ir klausaus ir jaučiu tave. Dabar naktis, visi sumigę, tik aš kalbuosi su tavimi. Mes susitikome prie jūros, skambant giesmiai tūkstančių arfų, o begalinis, nepriepiamas ir amžinasis jūros horizontas žvelgė į mus ir mokė didžių dalykų. Labas. Labas. Sapnavau, kad kritau iš dangaus tiesiai į jūrą. Jūra. Ir kas ten nutiko? Šokantis angelai šoko taip stipriai, kad sukūrė siautulingą audrą, tada bangos kilo iki pat dangaus ir nuraškė žvaigždę. Tu nori pasakyti, kad šiandieną čia žvaigždė nukrito iš dangaus? Tikrai taip. Jis sklando kažkur virš mūsų. Žvaigždė nukrito ne viena. Nukrito ir šis laiškas. O taip, šis ypatingas laiškas tai nuostabaus kūrėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškas savo žmonai Sofijai. Šiemet, kaip tik minėsime 150-asias jo gimimo metinės. Būdamas 33 metų, šis kūrėjas praleido visą vasarą čia, Palangoje. Jam labai patiko tapyti jūrą, angelus ir žvaigždes, kurių šiandien mes tikrai pamatysime dar daug. Kaip jausminga. Aš labai norėjau atkeliauti čia į Palangą. Kokia jausminga, audringa ir čiurlioniškai romantiška šventės pradžia. Ir ši šventė sutraukė begalę žmonių. Ir mažų, ir didelių, ir jaunų, ir senų. Sveiki visi. Labai smagu jūs čia visus matyti, pamojuokime. Ir šiandien galėsime paliesti žvaigždės, taip? Taip, nes šiandien kažkur čia Kažkur čia yra ne viena staigmena. Bet prieš tai ši šventė Kalėdų laukimo pradžia. Ar prisimeni savo kalėdas ir kaip tu jas šventi? Aš kalėdas visada švenčiu su pačiais artimiausiais. Ir man be galo patinka staigmenos. Ar jums patinka staigmenos? Nuostabu. Aš taip mėgstu staigmenas ne tik gauti, bet jas ir kurti. Ir tikiuosi, kad šiandien mums pavyks sukurti kažkokį nuostabų reginį. Taip? Aš matau. Ką matai? Aš kažkur matau vaiką. Smiltė. Man atrodo Smiltė, taip, ji kažkur tarp mūsų. Ar matai, kur ji keliauja? Smiltė nuostabi mergaitė. Ir ji tuo labiau dainuoja dar nuostabiau, taip. Štai. Ir Smiltė. Paimai jai. Tegul skamba vaikystės kalėdos. Žiema šalta, žiema smagu, laukiu kalėdų, tikiu stebuklų ir visai nesvarbu, kad esu nemaža, džiaugiuosi
Ačiū tau, Smilte. Ir šį vakarą Smilte parodė pirmąją staigmeną. Bet ji ne vienintelė. Šį vakarą turime dar labai daug čia esančių, ne tik žmonių, bet ir staigmenų. Ir dabar norėčiau pakviesti Stasio Vainiūno meno mokyklos pasirodymą ir mokytoją Gretą. Padarykime gausias ovacijas. Pakvieskime juos ir palinkėkime vieni kitiems gerų kalėdų, prisijunkite ir dainuokite kartu. Kalėdos. Kalėdos. Kalėdos yra nuostabus laikas sustoti. Apsidairyti. Apsidairykite. Pažiūrėkite, kiek šalia jūsų stovi nuostabių žmonių. Ir žinot, kas yra pati nuostabiausia ir geriausia dovana? Tai apkabinimas. Ji nieko nekainuoja ir taip lengva ją yra grąžinti. Apsikabinkite, mėlyjeji. Padarykime Palangą apsikabinimo miestu. Vieni kitus, kas yra šalia, su kuo atėjote, ar su mažais, ar su dideliais, ar su jaunais, ar su vyresniais, ar su piktesniais, o gal su linksmesniais.
Apkabinkite ne tik savo pažįstamus, nebijokite apkabinti, galbūt tai yra jūsų kaimynas, gal visai nepažįstamas žmogus, bet apkabinimas sušildo ne tik kūną, bet ir sielą. Nori ir nenori, Kalėdos ištinka visus. Net jeigu ir nesi pasiruošęs, net jeigu galvoji, eglutę pasipuošiu paskutinę dieną, Kalėdos ištinka visus. Ir noriu paklausti, ar yra tų, kurie Kalėdų laukia tik truputėlį, dar nelabai tik truputėlį. Ar yra čia tokių? 6 žmonės. Aha. Ar yra tokių, kurie laukia taip, laukiam? O ar yra tokių, kurie laukia labai? Aš taip pat labai laukiu ir dėl to taip džiaugiuosi, kad nori ir nenori, Kalėdos ištinka. Jaukios šviesos ir kvapai, ten bučiuojasi draugai, puošiasi jau gatvės ir namai. Tikro džiaugsmo nejaučiu, tai ne mane aš esu, kam vaidint gyvenimą kitų. Sako, tu tik pasiruošk savo širdį supakuok, tamsią naktį švies žvaigždėmis tikėk. Tu tik pasiruošk savo širdį supakuok, meiliai, meiliai. Nori ar nenori, taip nutinka. Kalėdos kaip ir meilė, ima ištinka. Nori ar nenori, taip nutinka. Kalėdos kaip ir meilė, ima ištinka. Tarp darbų reikalų, ar sustot sau leist galiu, nesirūpinti dėl dovanų. Tylą dovaną laikau, tyloje aš pajutau, paskambint noriu tau. Sakau, tu tik pasiruošk savo širdį supakuok, tamsią naktį švies žvaigždėmis tikėk. Tu tik pasiruošk savo širdį supakuok, meiliai, meiliai. Nori ar nenori, taip nutinka. Kalėdos kaip ir meilė, ima ištinka. Nori ar nenori, taip nutinka. Kalėdos kaip ir meilė, ima ištinka. Nori ar nenori, taip nutinka. Kalėdos kaip ir meilė, ima ištinka. Nori ar nenori, taip nutinka. Kalėdos kaip ir meilė, ima ištinka. Ačiū už nuostabų reginį. O tiesa, aš taip galvoju, Kalėdos iš tiesų yra stebuklas, kuris gali pakeisti mūsų gyvenimą. Tas stebuklas toks trapus, tad taip norisi juo dalintis. Kiekvieną dieną viltim, džiaugsmu ir šviesa, kad kasdien dalinkimės, kad kasdien būtų Kalėdos, nuostabios Kalėdos. Bet kad tos Kalėdos ateitų šiek tiek greičiau, o svarbiausia, būtų bent truputėlį šilčiau.
vienos žvaigždės neužtenka. Visada norisi jau šiek tiek daugiau. O tai, ką matau čia, paprašysime ištraukti telefoną, įjungti tą žvaigždutę savo delne visų čia esančių žmonių. Jeigu jau filmuojat, tai bent su ta žvaigždute padarykime tokią žvaigždučių jūrą Palangoje. Taip, žvaigždžių vis daugėja, nenuleiskite jų, tegul jos šviečia ir per pasirodymą. Bet noriu paklausti, o ar tu parašei jau dovanas? Dovanas. Dovana tai aš. Dovana? Tai tu. Tu. Būkime per Kalėdas kartu. Per Kalėdas neprašysiu pilno maišo dovanų, po egle neradus nieko, nusiminti neketinu. Aš tik noriu prisiglaust, tavo šilumą pajaust. Dovana tai tu. Būkim per Kalėdas kartu. Kalėdas neprašysiu pilno maišo dovanų, po egle neradus nieko, nusiminti neketinu. Neateis Kalėdų senis, šiemet elniai neskris. Taip ir dovanų negavus, polinėlių nenukris. Aš tik noriu prisiglaust, tavo šilumą pajaust. Dovana tai tu. Būkim per Kalėdas kartu. Baby, neprašysiu balto sniego, nei stebuklų didelių. Man tikrai nereikia nieko, viską aš ir taip turiu. Nerašysiu ilgo laiško, šiaurės paštas per toli. Tik viena svajonė vaikšto mano degančioj širdy. Aš tik noriu prisiglaust, tavo šilumą pajaust. Dovana tai tu. Būkim per Kalėdas kartu. Baby, taip šviesu šią naktį, taip gera ir ramu. Tarsi juokas aidi žaidžiančių vaikų. Šiąnakt visi dainuoja, svajoti nesustoja. Noriu tik vienos tos sapnuotos dovanos, tai tavo meilės. Nieko man daugiau nereikia, tik tai vieno trokštu vis. Kad šiąnakt pabelstų meilė ir atverčiau jai duris. Aš tik noriu prisiglaust, tavo šilumą pajaust. Dovana tai tu. Būkim per Kalėdas kartu. Viskas, ko aš trokštu, tai tu, baby. Viskas, ko aš trokštu, tai tu, viskas, ko aš trokštu, tai tu, Nuostabu. Ačiū Jums.
Šiandien mes girdėjom tikrai nuostabių dainų, keliavome kartu su Čiurlionio paveikslais, šokome su angelais, kuriuos įkūnijo nuostabios grakščios vėtrungės šokėjos. Tačiau man kažko trūksta. Nors mačiau jūrą žvaigždžių, man atrodo trūksta tos vienintelės tikrosios savo žvaigždės. O aš pasakysiu paprastai. Kalėdas? Teisingai tu sakai. Kalėdos. Laukia jų visi vaikai? Kalėdos. Teisingai tu sakai. Kalėdos. Laukia jų visi vaikai. Kalėdos. Jau norim dovanų. Kurgi senelis, kur kalėdų senis, au. O vaikai, aš turiu klausimą. O ko jūs laukiat labiau, kalėdų senelio ar dovanų? Tad ir pašaukime, kalėdų senelį! Kalėdų senelį! Jis čia. Jis čia. Labas, mano brangieji! Labas, kalėdų senelį! Labas visiems, oi kiek jūsų daug! Labas, angelėliai, labai gražu jūs matyti, labai smagu. Kaip smagu jūs visus matyti, labas visiems, labas ten toli, labas čia arti, labas ten visiems ir labas čia visiems. Sveiki atvykę į gražiausią miestą pajūryje, Palangą! Labai čia jūsų daug. Ar laukiate kalėdų, sakykite? Laukiate, ar ne? Aš irgi labai, žinokit, laukiu, tiek darbų turiu, bet kitas žmogus, kuris turi labai daug darbų šiame mieste, tai yra mūsų Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. Tad labai norėčiau jį pakviesti čia ant scenos, kad jisai pasveikintų ir jūs, ir mane. Gerbiamas merė. Labas vakaras, miela Palangos bendruomenė, vaikai, gerbiami svečiai atvykę į šį nuostabų kurortą. Iš visos širdies pasidžiaukime kartu mūsų išpuoštą Palangą ir kurkime kartu šitą Čiurlionio pasaką. Šie metai Palangai buvo išties labai sėkmingi. Suskaičiavome, kad šiemet Palangą aplankė 1 400 000 svečių. Šiemet Palanga skambėjo ir Europoje, vien ką reiškia, kad visi kartu sugebėjome suorganizuoti balandžio mėnesį Europos pučiamųjų orkestrų čempionatą, į kurį susirinko 5000 dalyvių iš visos Europos. Šiemet mūsų mokyklų vaikai, mūsų švietimo bendruomenė pasiekė itin aukštų rezultatų. Mūsų vaikai laimėjo prizinės vietas pasaulinėse olimpiadose. Šiemet Palangos miesto savivaldybė kartu su jumis įgyvendina 60 projektų. Renovuojami mokyklų stadionai, atkuriamas Šventosios uostas, tvarkoma visa moderni infrastruktūra, kad čia jums būtų dar geriau ir kokybiškiau gyventi. Mielieji, artėja gražiausios metų šventės, šventos kūčios, kalėdos. Aš iš visos širdies, visos Palangos miesto tarybos vardu linkiu, kad pabūtumėt per tas šventes kartu su šeima. Nes tai yra svarbiausias ir ką Dievas sukūrė, tai yra šeima, pabūti kartu, pasidžiaugti vieni kitais, nes to kartais labai trūksta. Aš linkiu, kad 2025 metai į kiekvieną šeimą, kiekvienam mūsų vaikui, seneliui, močiutei, tėveliui, mamytei atneštų daug sveikatos, daug šypsenų, daug pasisekimo, taikos ir žinoma, mylėkite Palangą taip, kaip jūs mylite. Aš noriu padėkoti visiems žmonėms, visoms mūsų organizacijoms, medikams, socialiniams darbuotojams, komunalinio darbuotojams, medikams, mokytojams
už tai, ką kuriate, nes jūs esate stipri, mūsų miestą mylinti bendruomenė. Su artėjančiom šventėm, mylėjai. Ačiū labai mūsų gerbiamam merui Šarūnui Vaitkui, plojimai jam. Na, klausykit, meras tiek išvardino, ar jūs iš tikrųjų tokie šaunuoliai? Taip, bet sakykit, mano mėlieji angelai, gerbiamas merė, gerbiama bendruomenė, čia yra šiemet žvaigždžių miestas, ar ne? Bet vienos žvaigždės kaip ir trūksta. Trūksta, ar ne? Labai trūksta, senelė, labai. Tai aš manau, turiu tokį planą. Skaičiuosime nuo 5 iki 1 ir man atrodo, tada pamatysime gražiausią šiame mieste esančią žvaigždę. Ar padėsite suskaičiuoti? Tikrai? Ar jūs pasiruošę visi? Taip. Tai tada pradėkime. 5, 4, 3, 2, 1. Sniegas iškris ir jo šviesa Tave apkabins žiemos tyloje. Balti traukiniai kažkur pūgoje. Susitiks ir susitinkam mes. Visiems mums reiks stebuklo, reiks stebuklo. Visiems mums reik laimingos pabaigos. Tu stebuklas, stebuklas iš kalėdinės dainos. Visiems mums reik stebuklo, reik stebuklo. Visiems mums reik laimingos pabaigos. Tu stebuklas, stebuklas iš kalėdinės dainos. Stebuklas yra namai, kur spindi žydinio šviesa, kur nesibaigia vakarai, vėl skambant muzikos garsam, kur nenutylantis balsai dainuoja dainą tau ir man, kur viskas visada gerai, kur po stebuklo kiekvienam. Galbūt ir vėl pritrūko laiko sau pažadėt ir pasikeisti. Žin tau gerai, širdis atleidžia. Sekundę tą, kai metai pasikeičia. Visiems mums reik stebuklo, reik stebuklo. Visiems mums reik laimingos pabaigos. Tu stebuklas, stebuklas iš kalėdinės dainos. Visiems mums reik stebuklo, reik stebuklo. Visiems mums reik laimingos pabaigos. Tu stebuklas iš kalėdinės dainos. Dėkojame šiandieną visiems susirinkusiems. Ačiū, kad esate. Ir svarbiausia, šiltai laukime artėjančių kalėdų. Gero vakaro, mėlyjeji! Ir gražių švenčių! Iki pasimatymo! Nemaniau, kad galiu savo jausmą suprast, už debesų sniego šalį surast. Neturiu išeities, tik stebuklais tikėt.
O bemiegas nakties visą dieną skubėt. Kai surasiu tave, baltas staiga už lango, meilės jėga susprogdins mano dangų. Ir nubėgsim tolyn per balčiausias alėjas.